Sausio mėnesį Lietuva galėjo pažymėti labai garsiai, bet beveik visai turbūt nepažymėjo datą vieną. Sausio mėnesį sukanka 95 metai, kaip Lietuva pradėjo administruoti Klaipėdos kraštą. 95 metai. Truputėlį konteksto, kaip viskas vyko. Klaipėda ir Klaipėdos kraštas iki pasaulinio karo keletą šimtų metų priklausė Prūsijos karalystei arba Vokietijos imperijai. Po pirmo pasaulinio karo, kada Vokietija pralaimėjo šitą karą, Klaipėda pagal Versalio sutartį, o Versalio sutartis tai buvo skirta Vokietijos pralaimėjusios reikalus spręsti, buvo atiduota globoti Antantei. Antantė tai susidėjo tuo metu iš Didžiosios Britanijos, Italijos, Japonijos ir Prancūzijos. Tokia savotiška Europos Sąjunga anuometinė. Ir jau Antantė pavedė globot konkrečiai Klaipėdą Prancūzijai. Ir prancūzų laivynas stovėjo Klaipėdos uoste ir jie laukė, kaip įsispręs Klaipėdos krašto likimas. O įsispręstis galėjo trejopai. Į Klaipėdos kraštą tuo metu pretendavo Lenkija, kaip nebūtų keista galbūt kam nors. Pretendavo Lietuva ir, aišku, vietiniai gyventojai turėjo savo sumanimą, kaip ta Klaipėda turėtų ateityje gyventi. Kad suprastume, kad jų balsas tuo metu turėjo didelį svorį, aš jums pasakysiu gyventojų sudėtį tuometinio Klaipėdos krašto. 45% vokiečiai, 26% lietuviai ir 24% lietuviai, bet kurie savęs lietuviais nelaikė, jie save laikė klaipėdiečiais arba memelenderiais, jie net save taip vadino. Taigi štai, beveik pusė gyventojų yra vokiškai kalbantis ir dar ketvirtis nelabai norėjo Lietuvoje būti. Tai yra to meto tokios objektyvios aplinkybės. Dabar, kodėl Lenkai pretendavo į tą kraštą? Todėl, kad Lenkijos dabartinis pajūrys buvo vokiečių rankose, Dancingo miestas irgi tuo metu buvo projektuojamas kaip savarankiškas vienetas ir jiems reikėjo išėjimo į uostą, į Klaipėdos uostą. Ir plus Lenkija turėjo vilties, kad Lietuva gyvens kažkokioj unijoje su Lenkija ir per tai taip pat išeis į Klaipėdos uostą. Tokių vilčių būta 19, dar 20 metais, kada vyko Lietuvos ir Lenkijos karai. Patys Klaipėdos krašto gyventojai kėlė tokią idėją Freistato, arba laisvos valstybės, taip galima. Kitaip sakant, Klaipėda kaip atskiras vienetas. Ir štai ta Versalio sutartį administravo, ta vadinama tokia ambasadorių konferencija, kuri prižiūrėjo, kaip yra Versalio sutartis vykdoma. Tai štai artėjant 23 metams, jinai pradėjo linkti tai, kad Klaipėdos kraštas būtų atskira valstybė, ta laisva valstybė, tas Freistatas. Šitą nujausdami, lietuviai, Lietuvos vyriausybė pradėjo daryti žygius, kad jau, sakant, tokiu gudriu būdu vis tik tą Klaipėdą kažkaip tai į savo įtakos sferą gauti. Ir čia, kaip jums nebebūtų keista, bet padėjo šitame reikale vokiečiai, tie patys vokiečiai, nes iš Vokietijos buvo ir ginklai gauti, ir pats sukilimas Klaipėdos iš ten atėjo, ir Rusija taip pat. Kitaip sakant, tuometinė Lietuvos valdžia gavo palaiminimą būsimam šitam žygiui į Klaipėdą ir iš Vokietijos, ir iš Rusijos. Gali kilti klausimas, kodėl? Matyt, atsakymas yra tame, kad tiek viena, tiek kita valstybė tuo metu nenorėjo stiprios Lenkijos. O rusai tai jau akivaizdžiai, nes jie tuo metu su Lenkija kariavo. Ir jiems buvo žymiai patogiau stiprinti Lietuvą, negu stiprinti Lenkiją. Aš spėju, kad čia yra priežastis, kad paskui jau po Klaipėdos jau paėmimo, kai reikėjo kovoti diplomatinėje erdvėje, šitos valstybės parėmė mūsų šitą reikalą. Ir buvo suorganizuotas tas vadinamas Klaipėdos sukilimas, kurį Lietuvos vyriausybė taip pat parėmė. Na ir ten įvairios peripetijos, čia mums nėra dabar vietos jas aiškintis.
Bet galutinai Klaipėda tapo Lietuvos valstybės dalimi. Taigi štai šių metų sausio mėnesį mes minime 95 metinis šito lietuvių žygdarbio, kada mes nepaklausėm Europos, tos antantės, ir pasielgėm taip, kaip mums reikėjo. Beje, išnaudodami tuo metu geopolitinę situaciją, va tai, ką aš dažnai pabrėžiu, kad norint nepralošt, o jau tuo labiau norint išlošt ką nors, reikia gerai suprast, kas yra žaidžiama, kas ko siekia. Ir tada gali pasinaudoti situaciją ir laimėti kažką, tai, arba nesupratęs žaidimo taisyklių pralošti.